tarsi akimirksniu objektas tampa nematomas. Tai pagal fizikos prizmę, žmonės nebijokit, tai fizika visur, tai šviesa yra tiesiog užlenkiama už objekto ir jis tarsi tampa nematomas. Taip? Tai kaip tas padaroma, tam reikia dirbtinai sukurtų medžiagų. Mokslininkai išmoko sukurti, jų pavadinimas yra metamedžiagos. Nesvarbu, ar jos sukurtos iš plastiko, ar iš metalo, ar iš bet kokios kitos medžiagos, svarbu yra forma ir tokia geometrija, taip išdėstymas, kad būtų atsikartojamumas. Ir tos medžiagos siūlo mums gamtoje neaptinkamas nenatūralias savybes. Mes galime arba sustiprinti šviesą, arba ją sugerti, ar netgi užlenkti taip už objektą, kad jis taps nematomas. Aišku, visam tam šviesos diapazonui to padaryti negalime, bet jau pavyko pademonstruoti ir paslėpti objektą nuo mikrobangų, nuo terahercų, nuo infraraudonųjų spindulių. Ir būtent terahercinės fotonikos laboratorijos mokslininkai irgi dirba su metamedžiagomis ir jau